Pirmajame amžiuje dauguma žmonių Viduržemio jūros regione buvo įsikūrę tankiai apgyvendintuose miestuose, kuriuos valdė Romos imperija. Kiekviename mieste maišėsi įvairios kultūros, tautos ir religijos. Dėl to miestuose stovėjo daug visokiausių šventyklų, juose būdavo atnašaujamos aukos patiems įvairiausiems dievams. Kiekvienas žmogus turėjo savo dievų, kuriems buvo atsidavęs sąrašą. Tačiau kiekviename mieste būdavo ir mažuma negarbinusi jokių kitų dievų išskyrus savąjį. Tai izraeliečiai, dar vadinami žydais. Jie teigia, kad jų dievas vienintelis tikrasis pasaulio kūrėjas ir karalius. Visus tuos miestus jungė Romos imperijos nutiestų kelių tinklas, tad būdavo lengva keliauti tiek verslo reikalais, tiek skleidžiant naujas idėjas. Šiuos kelius puikiai pažinojo apaštalas Paulius. Antroje savo gyvenimo pusėje jis nuolat keliavo iš miesto į miestą, skelbdamas, kad Izraelio dievas paskyrė naują tautų karalių. Ir tas karalius skyrėsi nuo visų ankstesniųjų. Teisingai, dauguma karalių valdo kumščiais jėga, o štai šis naujasis karalius valdo pasiaukojimu ir meilę. Jo vardas Jėzus, o Paulius jo šauklys kviečiantis visus gyventi valdomiems šio karaliaus. Pasakojimai apie Pauliaus keliones ir tai, kaip žmonės priėmė jo skelbiamą žinią, sudaro trečiąją apaštalų darbų knygos dalį. Pauliaus būstinė kurį laiką buvo Antiochijos mieste. Kaip tik iš ten su bendradarbiais jis leidosi į 3 keliones. Jie keliavo ir jūrą, ir sausumą, lankydami strategiškai svarbius imperijos miestus. Kiekviename mieste Paulius įprastai pirmiausia eidavo į žydų sinagogą, kur rinkdavosi jo tautiečiai. Ten jis imdavo mokyti ir įrodinėti, kad mesijinis karalius pažadėtas Hebrajų raštuose yra Jėzus iš Nazareto. Kai kurie tą žinią patikėdavo, kiti ne. Treti ją laikė tokia klaidinančia ir pavojinga, kad sukurstę riaušės vydavo Paulių iš miesto. Tada Paulius eidavo į judrią miesto turgaus aikštę. Ten įsiruošęs prekyvietę siūdavo ir pardavinėdavo odines palapines, kad padengtų savo kelionės išlaidas. Sykiu su visais, kas tik klausydavosi, dalydavosi naujieną apie prisikėlusį karalių Jėzų. Dažnai jis likdavo nesuprastas, lyg reklamuotų naują dievą. Kartą Paulius meldėsi už ligonį, tas išgijo. Aplinkiniai palaikė Paulių iš aukštybių nužengusių graikų dievų. Bet Paulius primiktinai tvirtino, kad yra tik vienas tikras dievas, o jis tiesas jo tarnas. Toks pareiškimas neretai sukeldavo pasipriešinimą ir riaušes. Paulių primušdavo, kartais net į kalėjimą įmesdavo. Kodėl žmonės taip piktai reaguodavo? Na, dievų garbinimu rėmėsi visa romėnų kultūra. Jie tikėjo, kad dievai saugo jų miestus, be to dievų garbinimo šventyklose sudarė didžiulę ekonomikos dalį. Paulius neįtraukė Jėzaus kaip dar vieno dievo į jau esančių sąrašą. Jis skelbė, kad visi kiti dievai yra bejėgiai, jie netgi apgaulė. Taigi jis ardė jų gyvenseną. Taip, negana to, skelbdamas Jėzų naujojo karaliumi, Paulius vadino jį viešpačiu arba Dievo sūnumi. Tokiais pačiais titulais žmonės vadino Romos imperatorių. Taigi Pauliaus žinia galėjo būti lengvai palaikyta grėsme visai politiniai santvarkai. Kodėl žmonės įsiliedavo į šį sąjūdį? Rodos tai buvo pavojinga. Žmonės patraukdavo pasakojimas apie Jėzų ir jo meilės kuriamos bendruomenės, kuriuose su visais elgiamasi kaip su lygiais, nepriklausomai nuo tautybės, lyties ar turtinės padėties. Šie žmonės sudarydavo tarsi naujas šeimas, kurios kartu valgydavo, gyveno pasiaukojančiai ir rūpindavosi vargšais. Gyveno taip, lyg Jėzus iš tiesų būtų karalius. Teisingai, kiekviename mieste, kuriame Paulius skelbdavo žinią apie Jėzų, žmonės perkeisdavo Dievo dvasia ir jie tapdavo naujais žmonėmis. Paulius kurį laiką pasilikdavo tame mieste ir juos mokydavo Jėzaus kelio. Vėliau iškeliaudavo į kitą miestą. Tai buvo sunkus gyvenimas. Pauliui teko ištverti daug skausmų ir kančių. Taip, ir jis tai darė, nes tikėjo, kad jo sunkumai yra tarsi Jėzaus kančios ir mirties už kitus atkūrimas. Anot Pauliaus, tai paties Dievo meilė skatina jį pasakoti apie Jėzų, kad ir kiek jam tai atseitų. Po trečiosios kelionės sustiprėjo garsas apie Paulių. Jis įgijo ne tik daug naujų draugų, bet ir priešų, kurių būtų buvę išmintinga vengti. Bet Paulius jų nevengė. Kitos jo kelionės tikslas buvo Jeruzalė, miestas, kuriame daugybė žmonių troško matyti jį suimtą ar net negyvą. Apie tai, kodėl jis nusprendžia keliauti į Jeruzalę ir kas tenai nutinka, kaip tik ir pasakojama paskutinėje apaštalų darbų knygos dalyje.